Visose ES valstybėse narėse gegužės 9-ąją yra švenčiama Europos diena. Tai pažymima Roberto Šumano ir jo pasiekėjų 1950 metais paskelbta deklaracija, suteikusi Europai postūmį vienytis. Minėdama šią progą, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje organizavo Europos egzaminą, vykusį ir Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Drauge su dalyviais iš visos Lietuvos, kelmiškiai internetu atsakinėjo į 10 įvairiausio pobūdžio klausimų apie Europos Sąjungą, jos piliečių teises ir galimybės, migracijos politiką bei įdomybės apie Europos Sąjungos valstybės nares. Kasmetinės Europos dienos šventės visoje Lietuvoje tradiciškai yra skiriamos pagrindiniai Europos metų temai. Gegužės 10 dieną Kelmės Žemaitės viešoji biblioteka surengė Europos dienos šventę Eko karuselė, kurios metu dėmesys buvo skiriamas ekologijos temai. Pagrindinis šventės rėmėjas Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Visą dieną bibliotekoje netrūko šventinio šurmulio. Priešpiet į nuotaikingą renginį Europos medis buvo pakviesti mažieji miesto gyventojai. Jie, drauge su renginio vedėja Minimuke, Liūtuku ir Avinėliu Šonu, sprendė šiukšlinimo problemas, atsakinėjo į klausimus, siekė rekordo ir vos per 5 minutes nupiešė ilgiausią Europos medį. Galiausiai Minimukės dėka drąsiausiai savo veidukus papuošė spalvotais liūtų, drugelių, šuniukų ir kitų gyvūnėlių piešiniais. Vidudienį Kelmės miesto gyventojai buvo kviečiami į paskaitą "Eini pietauti, ar žinai, ką valgysi?". Paskaitos lektorė, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja Audronė Palubinskienė susirinkusiesiems pasakojo apie sveiką mitybą, tinkamą maisto produktų pasirinkimą ir ženklinimą, maisto priedų naudojimą, jų skirstimą, žymėjimą ir įtaką žmogaus organizmui. Po pietų bibliotekos prieigose buvo įkurta gyvoji biblioteka. Veikia leidinių susijusių su ekologija, aplinkosauga, sveiko gyvenimo būdu ekspozicija. Praeiviai buvo kviečiami apsilankyti šiame gyvosios bibliotekos kampelyje, pasižiūrėti vaizdo siužetų bei trumpametražių filmų apie natūralios gamtos tausojimą ir išsaugojimą. Šventę vainikavo protų mūšis Eurosportas 2, kuriame antrus metus iš eilės jaunimo ir suaugusiųjų komandos varžėsi dėl Europos sporto žinovų vardo. Dalyviai savo žinias demonstravo 5 turuose, skirtuose įvairiems klausimams, futbolui, olimpiadoms, krepšiniui ir vaizdams. Protmūšį vedė ir klausimus jam rengė Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokyklos treneris Robertas Nekrašas. Šventės metu bibliotekoje taip pat buvo atidaryta Europos dienai skirto piešinių konkurso "Renkuosi žalią" paroda. Keletą savaičių vykusiame konkurse dalyvavo vaikai ir jaunuoliai iš Kelmės, Užvenčio, Tytuvėnų, Šedbaro ir Pagryžuvio. 3 metus iš eilės Žemaitės viešojoje bibliotekoje surengta Europos dienos šventė tapo gražia tradicija, po vienu stogu suburianti tiek mažus, tiek didelius Kelmės miesto gyventojus.